Šiandien tektų gerokai pasukti galvą, kaip iš Šiaulių nukeliauti į Liepoją. XIX amžiaus pabaigoje iš Šiaulių į Liepoją nukakti buvo kur kas paprasčiau. 1870 metais pro Šiaulius nutiesus Liepojos Romnų geležinkelio atkarpą, tai reikėdavo ateiti į šią geležinkelio stotį, įsigyti bilietą ir sėsti į Liepojon vykstantį traukinį. Geležinkelis dar labiau priartino greta esantį Kuršą. Kaut klevas sartas kvēl, kaut birzēm saules žēl, sirds gaiši liesmo vēl un sapņot saules. Kaut ziedu smarža gais, tev lūpas sārtikais, tu sapnis skaistākais, kas suola daug. Po baudžiavos panaikinimo, ir ne tik po panaikinimo, Ryga ir Liepoja buvo didelės traukos centrai, ekonominės traukos centrai visai šiaurės ir ypač šiaurės rytų Lietuvai. Tai kadangi Lietuvos ūkis buvo orientuotas į eksportą, žemės ūkis, tai linai, grūdai ir kiti žemės ūkio gaminiai paprastai užsienėjo per Rygą ir per Liepoją. Vienu žodžiu, kad šie miestai tai Lietuvos daliai kaip toks arealas traukos buvo Ryga ir Liepoja didesni centrai kaip negu, sakysim, Vilnius, Kaunas ar panašiai. Jo labiau Klaipėda, kuri tuomet dar buvo nežymus palyginti uostas. XIX amžiaus gale lietuvių ir latvių tautos buvo Rusijos imperijos valdžioje. Greta gyvenančias giminingas lietuvių ir latvių tautas skyrė ne valstybių siena, bet carinės Rusijos gubernijų ribos. Nuo seno dalis Lietuvoje užauginto derliaus atsidurdavo Rygos ir Liepojos turguose. XIX amžiaus pabaigoje lietuviai pradėjo vykti ne tik į šių miestų turgus. Po baudžiavos panaikinimo išlaisvinti ir darbo gimtinėje stokojantys lietuviai valstiečiai traukė į sparčiai tuo metu augančius latviškų gubernijų miestus, tikėdamiesi rasti darbą ir sotesnį duonos kąsnį. Po baudžiavos panaikinimo 1818 metais prasidėjo veržlus Liepojos pramonės vystymasis. Liepojoje pradėti statyti fabrikai, gamyklos, atėjo labai daug užsienio kapitalo. Viena žymiausių įmonių buvo Vikmajerio ir Larsono linoleumo fabrikas. Iš pradžių šis fabrikas gamino kamščius, o nuo 1897 metų pradėjo linoleumo gamybą. Tuo metu Liepojoje sparčiai pradėti statyti tiltai. Pertvarkytas ir padidintas uostas, kad jį galėtų įplaukti dideli prekybiniai laivai. XIX amžiaus pabaigoje Rusijos imperatoriaus Aleksandro III įsakymu Liepojoje pradėta statyti karinė tvirtovė. Jo statybai reikėjo daug darbininkų ir ko gero daug lietuvių dirbo šioje statyboje. XX amžiaus išvakarėse sparčiai augančios Liepojos pramonės ir prekybos įmonės keitė miesto veidą. 1899 metais mieste pradėjo veikti pirmoji Pabaltyje tramvajaus linija. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Liepoja buvo ne tik viena didžiausių Rusijos imperijos prekybinių uostų, bet ir vienas moderniausių Rusijos imperijos miestų.
Tais pačiais metais, kai Liepojoje pradėjo riedėti tramvajus, carinė Rusija nusprendė išnaudoti patogią šio miesto geografinę padėtį, uostamiesčio prieigose pradėjo statyti karo tvirtovę ir kurti karinę jūrų bazę. Augančiams uostamiesčio įmonėms ir 10-metį trukusiai karinės tvirtovės statybai reikėjo daug naujų darbo rankų. Liepoja viliojo gimtinėje darbo stokojančius lietuvius. Tuo metu į Liepoją atvykę lietuviai dirbo uoste, fabrikuose, ne vieno jų rankos statė šią karo tvirtovę. Kai kuriems iš jų Liepoja tapo tarpinė stotele emigruojant į Ameriką. Начале 20-го столетия 20-ojo amžiaus pradžioje daug Pabaltijo gyventojų bandė laimės ieškoti Amerikoje. Ypač daug į šią šalį vyko lietuvių. Lietuviai parduodavo viską, ką turėdavo. Pirkdavo bilietus ir Liepojoje laukdavo garlaivio. Mat tuo metu Liepojoje buvo įsikūrusi Rytų Azijos garlaivių valdyba. Здание этого пароходства здесь рядом с музеем находится, такая башенка, зеленый дом. Iš pradžių maršrutu Liepoja-Niujorkas plaukiojo 4 garlaiviai. Vėliau 6, o dar vėliau jau 9. Kelionės emigrantams dažniausiai tekdavo laukti maždaug 2 savaitės, todėl garlaivių valdyba pastatė net specialų viešbutį išvykstantiems, kuris pavadintas emigrantų namais. Ir gatvė, kurioje stovėjo šis viešbutis, savaime gavo emigrantų gatvės pavadinimą. И улица называлась улица эмигрантов. Rygoje leidžiamas lietuviškas laikraštis Rygos garsas 1912 m. rugsėjo 22 d. išspausdino pašaipę žinutę. Liepojos miestas ilgainiui taps Niujorko priemiesčiu. Jau dabar 4 laivai paimdami į 1500 išeivių tiesiai plaukia Amerikon, pakelyje nesustodami. O netrukus cukrų žmonės dar labiau per Liepojos uostą važiuoti, nebe per Vokietiją. Mat vyriausybė sumanė panaikinti pasportus tiems, kurie į Ameriką važiuos per Rusijos uostus, tai yra per Liepoją. Vien per 2 metus, 1911 ir 1912, į Ameriką per Liepoją emigravo 6257 lietuviai. Dar daugiau jų išvyko per Vokietijos uostus Hamburgą ir Bremeną. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Jungtinėse Amerikos valstijose gyveno apie 200 000 lietuvių. Apie 70 000 lietuvių tuo metu gyveno Rusijos imperijos miestuose už etninių Lietuvos ribų. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse darbininkiška 18 000 lietuvių kolonija buvo Liepojoje. Liepojon atvykusius lietuvius vienijo kalba ir katalikų tikėjimas. Lietuvių dėka išaugo Liepojos katalikų parapija. Gausią ano meto Liepojos lietuvių bendruomenę šiandien mena išlikusios tuo metu Liepojos katedros sienoje iškaltos šios bažnyčios statybai aukojusių lietuvių pavardės. Šioje bažnyčioje savo pastoracinį darbą 1902 metais pradėjo būsimas Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas. Tais pačiais metais į Liepojos komercijos mokyklą atvyko dirbti Vincas Čepinskis, po poros metų tapęs šios mokyklos direktoriumi. Išsilavinęs liberalių pažiūrų Vincas Čepinskis netruko tapti gerbiamu mieste žmogumi. Lilienfeldstraße buvusiuose Čepinskio namuose mielai rinkdavosi ir įvairiatautį Liepojos inteligentija ir lietuviai. Visi būdavo vienodai čia šiltai sutinkami, pasak Broniaus Popolenio. Tarp jų namuose besilankančių įvairaus išsilavinimo lietuvių ir aukštos inteligencijos kitataučių jokio skirtumo nebuvo daroma. Atsimenu, dažnai pasitaikydavo, kad pietų ar vakarienės laikui atėjus, visi lygiai būdavo maloniai šeimininkės prie stalo kviečiami. Ir inteligentas kitatautis, ir vos keverzojęs rusiškai ar vokiškai lietuvis. Panašų reginį nekartą matydamas, aš sykį mandagiu būdu paklausiau Čepinskio, ar neįkyrė jam tokis dažnas lietuvių lankymasis. Neužmiršk, Propolenį, jei airis iš Dublino pakliūna į Londoną ir išgirsta apie ten gyvenantį susipratusi airį, jis nieko nevasivaržydamas jį atlanko. Taip ir reikia, rimtai atsakė man namų šeimininkas.
Komercijos mokyklos direktorius Vincas Čepinskis, tos pačios mokyklos mokytojai Kajetonas Skėrius ir Jonas Baronas, vienas kitas lietuvių tautybė katalikų kunigas, tai bene visi Liepojos lietuvių kolonijos inteligentai. Šiame mieste lietuvius galėjai rasti arba liejančius prakaitą fabrikuose, arba sėdinčius mokyklos suoluose. Liepojos lietuviai vis dėlto, nors ir nemažai jų buvo ten, gal lyginant su Rygos, tai maždaug 2 kart mažiau. Tačiau veikla santykinai buvo žymiai silpnesnė. Liepojoje pasižymėjo tik tai daugiausia lietuviai, moksleiviai vyresnių klasių, kaip Jonas Biliūnas rašytojas, jis beje parašė dar Liepojoje būdamas ir tokį atsišaukimą Lietuvio Lietuvaitės, kuris buvo 1900 metais išplatintas visoje šiaurės ir ypač šiaurės rytų Lietuvoje. Ten su Liepoja susietas ir Peliksas Bugailiškis, būsimasis Šiaulių Aušros muziejaus kūrėjas, ir būsimieji akademikai, ir Pureinas, ir Mažylys, ir turbūt galima nemažai būtų išvardinti. Liepojos gimnazijoje būta lietuvių liudija šis 1896 metais Broniui Prapolianiui mokslo draugo papasakotas atsitikimas. Mokslo metų pradžioje direktorius su klasės vadovu atėjo į 4 klasę rinkti statistinių žinių apie gimnazistų tikėjimą, tautybę ir luomą. Kuomet apie tautybę paklaustas 5 iš eilės mokinys pasisakė esantis lietuviu, staiga iš suolo pakilo Reineris ir nustebindamas klasės vadovą pareiškė: mes šion visi lietuviais esame. Šis pasakojimas gerokai pagražino tikrovę. Liepojos gimnazijoje lietuvių buvo daug, tačiau jie niekada nesudarė net trečdalio gimnazistų. 1895 metais į Liepojos gimnaziją įstojo Antanas Vienuolis. Jo gimtojoje Anykščių parapijoje tuomet buvo 13 gimnazistų ir beveik visi jie mokėsi Liepojos gimnazijoje. Vyriausias iš jų buvo Jonas Biliūnas. Tuo pačiu keliu iš gimtosios parapijos į Liepoją keliavo būsimi lietuvių literatūros klasikai Jonas Biliūnas ir Antanas Vienuolis. Rašytojas Antanas Vienuolis, prisimindamas mokslą Liepojos gimnazijoje, į kurios 1 klasę jo paties žodžiais egzaminus išlaikė galbūt tik per nesusipratimą, atsiminimuose rašė: mokslas gimnazijoje man sekėsi nekaip, ypač nesisekė rusų kalba, tik su trejukėmis pereidavau iš klasės į klasę. Kiek geriau pradėjo klotis, kai 3 ir 4 klasėje be diktanto pradėjome rašyti ir rašinius. Už rašinius visuomet gaudavau 3 pažymius. Už stilių 4, už skiemenį tai yra slok 4, o už rašybą vienetą, o kartais net ir 0. Nes žodį volk parašydavau su 2 K, o žodį din su 2 N ir be suminkštinamojo ženklo. Užtat bendrą pažymį išvesdavo 3. Užtat iš istorijos ir geografijos, kurias aš labai mėgau ir ne tiek iškaldavau iš vadovėlių, kiek sužinodavau iš perskaitytų knygų, visuomet gaudavau 5. Liepojos gimnazijos auklėtiniais buvo lietuvių rašytojai, mokslininkai, politikai Jonas Biliūnas, Antanas Vienuolis, Leonas Bistras, Peliksas Bugailiškis, Antanas Purėnas, Ignas Končius. Šį sąrašą galima būtų pratęsti. Liepojoje mokėsi daug lietuvių. 1900 metais 4/4 visų Liepojos vidurinių mokyklų moksleivių buvo lietuviai. Tačiau tikru lietuvių moksleivių miestu tuo metu buvo Mintauja. Taip anuomet vadinta šiandieninė Jelgava. Vlado Požėlos prisiminimu.
per Švento Jono atlaidus Lauksodėje į tėvo vardinę susirinkę giminės, svarstydami, kur šeimai patogiausiai ir geriausiai būtų leisti Vladą mokytis, samprotavo taip. Šiauliai ir Kaunas liktai per toli, o ir reikalų ten beveik nėra. Patogiausia Mintauja. Vis ko didesnio pirkti ar parduoti, ten važiuojama. Tai miestas, kuris buvo pakeliui į Rygą, jis buvo jau seniai lietuvių nuolat lankomas, bet jis kažkaip tų lietuvių netelkė daug, kadangi pramonė buvo ten žymiai menkesnė negu Rygo ir Liepojai. Iš viso prieš Pirmą pasaulinį karą Mintojoje gyveno apie 800 tik lietuvių. Bet Mintauja ypatingai reikšminga Lietuvai kaip mokslo centras. Tai Mintaujos vidurinės mokyklos, ypač gimnazija, traukė lietuvius, nes čia buvo režimas žymiai silpnesnis, politinis režimas, ne kaip Vilniaus ir Kauno gubernijose, kadangi Latvija bent XIX amžiuje iki 90-mečio pradžios netgi turėjo teisę vidurinėse mokyklose viską dėstyti vokiečių kalba, išskyrus, žinoma, rusiškus dalykus. Vienu žodžiu, kad ten padėtis buvo skirtinga. XIX amžiaus pabaigoje rusifikacija sustiprėjo. Tuo metu mokytoja jau rusų kalba. Todėl į gimnaziją atvažiuodavo daug moksleivių iš kitų gubernijų, iš Kauno, Vitebsko. Jelgavos gimnazijoje daugėjo ir lietuvių. Čia mokėsi pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas bei pirmasis Lenkijos Respublikos prezidentas. Tuo metu čia mokslus ėjo ir būsimieji Latvijos Respublikos prezidentai. Kiek pasaulio gimnazijų galėtų pasigirti savo auklėtiniais tapusiais 3 valstybių prezidentais? Mintaujos gimnazijos sale sėdėjo Latvijos prezidentas Janis Čakstė ir Albertas Kviesis, Lenkijos prezidentas Stanislavas Vojcechovskis ir Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Šios gimnazijos koridoriai saisto lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjus – aušrininką, laisvamanį Joną Šliūpą, vyskupą Kazimierą Paltaroką, tarpukario Lietuvos premjerus Mykolą Sleževičių ir Juozą Tubelį, dailininkus Justiną Vienažinskį ir Petrą Kalpoką. 1889 metais šios gimnazijos duris pravėrė senųjų kalbų mokytojų dirbti atvykęs Jonas Jablonskis. Gimnazijos mokytojas lietuvis tuo metu buvo tokia retenybė, jog ją lankiusiems lietuviams net sunku buvo tuo patikėti. 1889 metų pradžioje tarp Mintaujos gimnazistų pasklido žinia, jog senųjų kalbų mokytojų atvykęs dirbti Jonas Jablonskis moka lietuviškai. Lietuviams gimnazistams parūpo, ar naujasis mokytojas yra lietuvis, ar tik moka lietuviškai. Jo mokiniu buvęs Petras Avižonis prisipažino, į Jablonskio namus vaikščiodavęs ne tiek knygų skolintis, kiek išgirsti lietuviškai šnekant. Prisimindamas tai, Avižonis rašė: Kartą nuėjęs į Jablonskį knygų apkeisti, radau jį bepietaujantį ir buvau lieptas pasėdėti kitame kambaryje. Valgomojo kambario duris buvo uždarytos. Neiškenčiau, ant pirštų galiukų priėjau prie durų ir ausį priglaudęs klausiausi. Ko netekinas grįžau namo, tik ne gautomis knygomis džiaugtis, o kitiems pasigirti savo ausimis girdėjęs Jablonskį namie su savo žmona lietuviškai kalbant. 7 metus Mintaujos gimnazijos duris varstęs Jonas Jablonskis buvo reiklus mokytojas. Mokiniai jį gerbė, tačiau jo klasėje būti netroško. Kad ir piktas, bet teisingas. Taip jie apibūdino vienas mokinys. Gimnazistams lietuviams Jablonskis buvo daugiau nei mokytojų. Jis tapo slapto lietuvių gimnazistų būrelio virtusio kūdikio draugija globėjų.
Ne vieną savo auklėtinį Jablonskis pastumėjo ir į lituanistikos studijas. Tos moksleivių organizacijos ypač, na ir tos pirmosios kultūrinės organizacijos Rygoje ir Liepoje labai rūpinosi lietuvių draudžiamosios spaudos platinimu. Užmezgė ryšius su knygnešiais. Jiems netaip jau buvo sunku užmegzti tos ryšius, todėl kad savo tėviškai Lietuvoje, Žemaitijoje, Aukštaitijoje gyvendami, jie turėjo ryšių su tais knygnešiais. Na ir iš tokių žymiausių knygnešių, kuris aprūpino Rygą ir Jelgavą ir Liepoją, tai buvo tas garsusis knygnešys Jurgis Belinis bei jo sūnus Kipras, vėliau socialdemokratų veikėjas žymus, ten taip šios ir baigė vieną iš šių mokyklų. Mintauja pirmoji Vaižganto kunigavimo vieta. Nesitikėjo po šventimo atsidursias Kurše. Paskirtas Mintaujan prisiminė juokais tada atrodžiusias pranašystės apie laukiantį kunigavimą Latvių krašte. Pirmojų pranašų buvo jo vienas krikštasūnis. Prisimindamas tai, Vaižgantas rašė: Man einant paskutinius mokslo metus, jo tėvas prisivedė jį prie Kauno gubernijos žemėlapio ir tarė: Dabar parodyk, kur tavo krikšto tėvas kunigaus. Analfabetas vaikas dūrė piršteliu į Kuršo žemę, sakydamas: Sis, mes nusijuokėme, kaipgi man tokiam lietuviui gyventi ir dirbti svetur. Antruoju pranašu tapo kunigas Stasys Stakelė. 1893 m. vėlyvą rudenį įsimaišęs į kunigus įšventintų seminaristų būrį, kuriame buvo ir Vaižgantas, Stakelė klausinėjo, kas į kokią parapiją paskirtas. Paskirimų neturintis kunigai, pasak Vaižganto, atsakinėjo labai ortodoksiškai. Kaip Dievas duos, ką čia skirsies? Stakelė atsakęs: Tai jūs manot, kad jūs šventoji dvasia paskirs? O aš jums pasakysiu, pavyzdžiui, jūsų draugą Tumą išmers į Kuršą, kam jis litomanas. Kunigai net pasipiktinę tokius Stakelės bedieviškumu, tačiau netrukus Vaižgantas sužinojo, skiriamas Mintaujos parapijon. Buvo 1894. Prieš 3 karalių šventę Vaižgantas atvyko į Mintaujos katalikų parapiją dirbti vikaru. Nepritapo naujasis vikaras Mintaujos kunigų draugijoje. Jautėsi svetimas tarp savų, vėliau prisipažins: Nežinau, kuo visą tai būtų pasibaigę, kad ne lietuvių kolonija. Kurią dieną, kai man buvo itin bloga gyventi, štai ateina grupė ponų inteligentų, labai švarių miestiečių, visai man dar nepažįstamo, ir prisistato esą Jonas Jablonskis, mokytojas, Motiejus Lozoraitis, prisiekusio advokato padėjėjas, rodos dar Antanas Kriščiukaitis, teismo kandidatas ir nebežinau kas dar. Tuo laiku dar buvo Vladas Mečys, teismo kandidatas, ir Mečislovas Dovainas Silvestravičius, be užsiėmimo Amerikos laikraščių reporteris. Jie be jokių fanaberijų pasiaiškino. Išgirdę atvažiavus jauną kunigėlį, lietuviai, ėmė ir atėjo pasižiūrėti, kas per vienas ir ar netiks lietuviškai jų draugiai, kuri ne per gausinga esanti. Tokio siurprizo aš nė sapne nebuvau pasapnavęs. Tada Vaižgantas tvirtino pirmą kartą supratęs, jog tautiečių esama brolių, visai nesvetimų žmonių, ypač tarp tikrai svetimų. Vaižgantas su džiaugsmu įsitraukė į negausios Mintaujos lietuvių bendruomenės gyvenimą. Lietuvišką bendruomenę sudarė būrelis inteligentų ir moksleivių, kurių galvos, pasak Vaižganto, buvo pramuštos draudžiama lietuviška spauda, šelpimų raštais ir pinigais Tilžėje spausdinamiems leidiniams Varpui ir apžvalgoms. Na ir reikia sakyti, kad ašis to centro buvo Jonas Jablonskis, Rygiškių Jonas, žymus mūsų kalbininkas, kuris dėstė ten gimnazijoje klasikinę filologiją, klasikinės kalbas. Jis telkė ten esančius lietuvių inteligentus ir ne tik tai inteligentus, bet ir tuos vyresnių klasių moksleivius lietuvius, kurie Mintaujoje mokėsi.
susikūrė kūdikio draugija, tokia savišvietos ir tautinės savimonės ugdymo draugija. Tenai didelį vaidmenį vaidino ta literatiškoji komisija, varpininkų, reiškia komisija, kuri rūpinosi varpo ir jos leidinių kalba, redagavimu. Na, Jablonskis, žinoma, buvo didelis lietuvių kalbos rašybos specialistas ir kalbos specialistas apskritai. Na ir pas jį dažnai šiais reikalais lankėsi ir žymiausi ano meto inteligentai, ir Grinius, ir Kudirka yra buvęs, ir Tumas Vaižgantas, na ir žymiai daugiau. Mokslo siekis ir gerokai liberalesnė nei lietuviškose gubernijose aplinka į Mintaują atvedė ne vieną jaunuolį. Vieni vyko mokytis į gimnaziją, kiti į realinę mokyklą. Kai kurie čia keliavo, kad pasirengtų eksternų laikyti 4 gimnazijos klasių baigiamosius egzaminus. Juos išlaikiusieji galėjo gauti vaistininko padėjėjo teisės ar stoti į kunigų seminariją. Daugelis valstiečių vaikų iki tol regėję tik artimiausią bažnytkaimį pirmąkart pakliūdavo į miesto sūkurį. Pirmi miestietiško gyvenimo įspūdžiai ne vienam jų įstrigo visam gyvenimui. Kipras Bielinis į Mintaują atvyko 1894 metais, būdamas 11 metų. Pirmieji miestietiško gyvenimo įspūdžiai įstrigo visam gyvenimui. Daugiau nei pusė amžiaus praslinkus, atsiminimuose jis rašys: mano pirmasis įspūdis iš Jelgavos iki šiai dienai dar nepamirštamas. Visos gatvės, kuriomis eidavau į realinę mokyklą, iš ryto kvepėjo kava. Kaimo žmonės rytais valgydavo miltinius kleckus, bulvienės ar ką tai panašaus, tad kavos kvapas kaip naujiena man įstrigo atmintin. Žinoma, kavos aromatas rytais gaubęs miestą yra menkniekis, bet tai būdavo būdingas ir visuotinis nuo amžių įsisenėjęs vokiškos kultūros paprotys. Praliti su na masinja, zivoma zamajinja, timir balta kazinja, kurajmelna lipinja. Apnik dzīvot meitenam, un viņš saka brālīšam, es nu gribu precēties, un ar puišiem laksoties. Lietuviai gimnazistai išvydo ne tik miestietišką gyvenimo būdą. Jie tapo veržlaus latvių tautinio judėjimo liudininkais. Tuo metu, kai gimtinėje caro valdžia negailestingai persekiojo lietuvišką spaudą, čia klasės draugai latviai nesislapstydami galėjo skaityti laikraščius ir knygas gimtąja kalba. В то время уже 70-е, 80-е годы, даже 90-е годы, да. 8-9-19 amžiaus dešimtmetyje labai išaugo latvių nacionalinis judėjimas, ypač miestuose. Латышское население, особенно городское. В то время Sparčiai vystantis pramoniai pradėjo atsirasti latvių tautybės pramonininkų. Tai ypač pastebima ir atsispindi per to meto statybą. Iškyla elitiniai statiniai. 20 amžiaus pradžioje Jelgavoje Akademijos gatvėje pastatyti 3 dideli kreditinių bendrovių bankų pastatai. Tai liudija augančią latvių įtaką versle. Tuo pat metu buvo aktyvus ir latvių kultūrinis gyvenimas. Svarbu vaidmenį vaidino Jelgavos latvių draugija. Pastaroji 1895 metais sugebėjo Jelgavoje surengti visos Latvijos dainų šventę. Tai buvo vienintelė dainų šventė, kuri surengta ne Rygoje. Visos kitos 24 vyko tik Rygoje. Dainų šventėje vadovavo Janis Čakstė. Были только в Риге, а в 1895 под руководством Čaksty. Į tautinį judėjimą įsitraukusius lietuvius gimnazistus ir lietuvišką inteligentiją žavėjo veržlus tautinis latvių judėjimas. Buvę gimnazistai savo prisiminimuose vėliau prisipažins su pavydu tuomet žvelgia į laisvai platinamą spaudą latvių kalba, narių nestokojančias latviškas draugijas, latvių dainų šventes. Latvija jo žavėjo. Ir jų dainų šventės, ir jų tie saviveikliniai
vaidybiniai spektakliai, renginiai labai žavėjo, netgi žinau gyvų žodžių. Mano teta dirbo Jelgavoje tuo metu ir jinai man, jau būnant studentu, aš gyvenau pas ją Vilniuje, su tokiu entuzijazmu pasakodavo, kaip jie lietuviai būdavo pakviečiami ir į Latvių renginius ir kaip jie maloniai priimami ir taip toliau, ir kad jie Latvių pavyzdžiui taip pat daug ką darė. Prisimindamas mokslą Mintaujos gimnazijoje, Antanas Smetona vėliau rašys: tokio skirtumo tarp Latvijos ir Lietuvos negalėjo nepastebėti lietuvis moksleivis, patekęs Mintaujon, Liepojon ar Rygon. Toks kontrastas verste vertė jį susimastyti, kodėl taip yra, ir noromis nenoromis žadino jame tautinę sąmonę. Tai skatino ir garsiai balsu pareikalauti savo tautai pridarančių teisių ir laisvių. 1896 m. rudenį Mintaujos gimnazijos direktorius Tichomirovas, uoliai rūsindamas gimnaziją, pareikalavo, kad mokiniai katalikai prieš pamokas maldelę už Rusijos imperatorių kalbėtų ne gimtąja kalba, o rusiškai. Gimnazijos katalikų kapelionui atsisakius maldą kalbėti rusiškai, tai liepta daryti patiems mokiniams. Gimnazistai katalikai, kurių dauguma buvo lietuviai, atsisakė paklusti. Lietuviai sėdo rašyti prašymą Rusijos imperijos švietimo ministrui, prašydami leisti melstis gimtąją arba lotynų kalba. Kadangi buvo persekiojama ne tik tai tautybė, bet ir katalikų tikėjimas, katalikų bažnyčia. Brukama, matot, ir rusų kalba, rusifikacija vyko ir vertimas stačiatikiais. Vienu žodžiu, tokia etnoreliginė asimiliacija buvo vykdoma. Tai šitas atsisakymas kalbėti maldos rusų kalba reiškia tam tikrą protestą prieš religijos ir prieš tautybės varžymą. Ir tie protestai buvo ne tik tai čia. Jie nuvilnijo ir plačiai. Ir pavyzdžiui, aš ten daugiau dabar susipažinęs su Vilniaus vyskupijos istorija, tai tas pats ir čia reiškėsi ir vis dėlto caras turėjo nusileisti, kad katalikai gali kalbėti maldą lotynų kalba, ne rusų kalba. Ir kad tuo metu irgi tie moksleiviai gavo teisę jau atsisakyti eiti į stačiatikių cerkves per tas vadinamas valstybinės arba caro dinastijos šventes. Prašymo švietimo ministras nepatenkino, o su bandžiusiais apginti savo teisės susidorojo kaip su maištininkais. Iš gimnazijos buvo pašalintos kelios dešimtis gimnazistų, tarp jų ir būsimas pirmasis Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona. Tiesa, po pusmečio švietimo ministras vis dėlto leis katalikams melstis lotyniškai, o pašalintiesiems užbaigti mokslus. Praeis porą dešimtmečių ir šie, nepabūgę ginti savo tautinės teisės gimnazistai, taps nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjais. Tevi muodisi ziedots, un dzīve reibina saldi, tu ilgosies sirsnīgā draugā, lai zustu tev pasaules maldi. Tu manas rokas liksi, un pirmos kūpstos triksi, bet es tev tā dziedāšu dziesmu par jaunību laimi, kā ziedoņi plauj.